Sveiki dar kartą. Labą dieną. Šiandien susitinkame antroje Pasaulio iš kaimo laidoje ir kalbėsime iš karto apie esmę ir to pačiu mėginsim gal atsakyti kai kurios klausimus, kurie kyla tiek mum, tiek, nežinau, tiek gal jum kartais. Ir šiandienos tema yra laikas ir amžinybė. Turbūt klausimas kyla iš viso, gal ir man pačiai kastyti, ir tau pačiam turbūt dažniausiai kyla klausimas, kam apskritai per tokius mistifikuotus, kažkokius neaiškius ir aiškinius kaip laikas, arba atvirkščiai, kam kalbėti apie tai, kas yra labai aišku, buvo vakar ir šiandien bus rytoj. Tik ką mes šitam kaime savo galim labai ir prikalbėti. Tai va, tik tai, kad mes irgi šnekam ne tik tai apie laiką kaip tokį, ar dar kažką, kad šiandien bandysim padengti kažkokią temą, bet mes ir apie praeitą kartą, jeigu taip prisimint, šnekėjom apie miestą, dar kažką tokią kaip tokius skambius išsireiškimus naudojom kaip sąmonės būsena, dar kažką, kas atrodytų nelabai koreliuoja su kažkokiu kiekvienos dienos žmogaus gyvenimu, ten priimami sprendimai, buity, ten darbe, kažkokiam politikoje. Bet aš kažkaip vis tiek man nuo nežinau kada tai pasidarė visgi aišku, kad jokia kultūra, jokia civilizacija iš esmės be metafizinio, be mistinio pasaulio dėmens, jinai neegzistuoja iš tikrųjų. Ir aš kažkaip matau mūsų vakarietiškoje kultūroje, kad mes visiškai esam pozityvizme tokiam išstūmę tą tokį metafizinį, mistinį, ar kaip ten be pavadinti, mitinį, jeigu nori pasakyti, religinį lygmenis. Tai už tai mes tikriausiai ir bandom padengti, ieškom kažkokio tokio dalyko, kuris tikrai tarsi ir yra, bet nėra iki galo matomas. Yra tik tai, kas aš su aš. Jo, čia toksai kaip dabar, kaip ir pagalvoti iš tikrųjų, kad reiškiasi, mes ignoruojam realybę, kurios negalima taip plikai pamatyti, bet jinai vis vienokiu ir kitokiu būdu yra. Tai dabar kalbėsim apie laiką ir toks ir tikslas tikriausiai būtų pamatyti apšnekėti tuos laiko dalykus, kurie tikrai yra, kuriuos galima vienaip ar kitaip patirti, bet jų patyrimas nėra toks visai iki galo kasdieniškas. Jo, aš turbūt galvoju, žinai, kai mes kalbam apie, ypač koreliuojam tokį santykį kaip laikas ir amžinybė, ir laikas yra dabar pati brangiausia prekė, turbūt be ne pati brangiausia, kuri paradoksaliai yra turbūt labiausiai išvaistoma įvairiausių, nežinau, socialinių tinklų, podcastų. Jo, čia geras pastebėjimas. Ar nežinau, kažkokių tai vien laiškų kiekis mūsų pasiekiančių, elektroninių paštų dabar mane net bombarduoja laiškai, skambučiai ir kas tik tai nori. Aš galvoju, į tą laiką mes prigrūdame tiek daug visko, bet ar labiau dėl to jaučiame amžinybę? Ar atvirkščiai dėl to užsisukame ir pavargome ir sustojame ties pačiais savimi? Tai kad mes net ir ties pačiais savimi tikriausiai esam nebesustoję, nes mes, man labai patinka toks vis tiek krikščioniška pasaulėžiūra, nuo kurios per daug mes čia ir savo tose podcastuose, apie ką bešnekėtume, tikriausiai per daug nenutolsim, nes tai visgi toks, kaip pasakyti, mūsų tiek civilizacijos, tiek kultūros pagrindas, bet žmogus yra kūnas, reiškiasi siela, dvasia ir dar kaip popiežius Benediktas XVI sakė, dar ir logos yra, pats Dievas, reiškiasi, yra žmogaus sudedamoji dalis. Ir panašu, kad mes labai dabar šitos elementus nebematom jų visumos, bet dažniausiai orientuojamės į kūną iš tikrųjų. Ir vėlgi čia, aišku, biški tolstamės nuo savo šitos, kaip pasakyti, pagrindinės temos laiko, bet kūnas dabar svarbu kažkaip, sakykime, tie visi ir ten kūniški aspektai, kaip aš jau ten nekalbu apie visokius, kaip ten pasirinkimus tarp lyčių ar panašiai. Kūnas svarbu, turim kažkokį kūno kultą, bet, pavyzdžiui, ten kaip dabar yra tikrai ta problema, mes čia kaip ir nesprendžiam tų utilitarių problemų, bet su tom cigaretėm, veipinėm visokiom, tai netgi mums siūloma, reiškia, kūną žaloti, bet, ne tai kaip senos būdavo cigaretės, kurios mirda, bet ne tai maloniai, nors mes susikoncentravę su kūnu. Tai dėl to, kad mes dabar tik tai vieną iš 4 arba vieną iš 3 žmogaus dėmenų
sakykime, padengiam savo egzistenciją, mes jį susifokusavę vienaip ar kitaip, tai ir kyla tam tikros problemas, mes iš vis prarandam tą metafizinio laiko ir metafizinės realybės patirties galimybę. Kita vertus ir tas mūsų laikas, jis apsiriboja, laikrodis, ką parodo, kalendorius ir viskas, tai yra, iš principo, tai netgi nėra laikas, jeigu mes taip šnekėtume. Teatrą visuomenę, čia ir dabar. Tai teatre bent jau iš tikrųjų kažkas įvyksta, reiškia, jeigu aš taip, nesu teatrologas, neketinu čia tau, bet teatre bent jau įvyksta kažkas. Vat. Bet čia ir dabar. Ne, Ar apskritai egzistuoja toks momentas, kaip čia ir dabar? Tai va, tai šiandien kaip tik tai skaičiau, ne specialiai, bet iš tikrųjų skaičiau Švento Basilijaus, iš 4 amžiaus, reiškia, laikas, kiek čia, prieš 16 amžių, tokį rašytą, reiškia, tekstą ir kad, jisai anksčiau negu Šventas Augustinas savo ten išpažinimuose, kur labai gražiai kalbėjo apie laiką, kad praeitis jau nėra, ateities dar nėra, o ta, reiškia, dabartis, yra nepagaunama. Tai būtent ir Šventas Grigalijus, ar dabar Šventas Vasilijus, jie broliai buvo, tai svarbu, yra svarbu, bet mes čia nesam ankstyvosios krikščionybės, kad jisai sako, kad būtent, reiškia, ta dabartis, jinai irgi neegzistuoja, tai čia anksčiau negu Augustinas, reiškia, šitas pasakytas dalykas. Ir tai jeigu mes tik tai remiamės tuo linijiniu laiku, kaip mes ir mes iš pat mes kalbam net ne apie laiką, bet mes šnekam apie tai, ką rodo laikrodis, arba ten kalendorius, arba kitaip sakant, besisukantis dangaus kūnai, kurie iš savęs yra nei gyvi, nei mums kažkokią duoda labai informaciją. Aišku, jie svarbus mūsų gyvenime biologiniam, bet principe jų stebėjimas. Žinai, aš galvoju, linijinio laiko mes neišvengsim. Ne, tai čia yra mūsų ta mokslinė, ta tokia boundary, riba. Bet tuo pačiu linijinis laikas mus gali ir įkalinti. Tai linijinis, tai čia dar ne pats blogiausias dalykas. Laikrodis. Dar ir kitas. Ne, tai linija, tai čia taip nereikia jas vengti. Dievas iš tikrųjų myli laiką. Ir čia viskas kaip su tuo ir gerai. Tik tai, kad aš kažkaip tai galvoju, kad mes labai, esam prisirišę prie, reiškiasi, būtent pačio kažkokios, kaitos momento, tos grinai kūniškos, fizinės. Ir, mes būtent prie sekos momento, bet mes, nebeakcentuojam žmogaus tapsmo kaip kaitos. Mums kaita yra tokia, imperatyvas, jinai mums yra, mes turim keistis, reiškiasi, bet mes esam praradę tą tokį santykį su pastovumu, reiškiasi, būdami bekintantis. Reiškia, žmogus, tarsi tikslas yra pastovumas, bet kažkoks tikslas, nes iš togi atsiranda ir visokios utopijos, jeigu pagalvoti, koks nors marksizmas ar dar kažkokios, tai, sakykime, panašus dalykai, tai, būtent tas utopijos vaizdinys yra, tikriausiai nelabai teisingai suprasta jau ta eschatologinė to laiko, to išsipildymo momento, kuriame bus jau tobula viskas, kur nebebus skausmo, reiškia, nebebus kaitos. Reiškia, tai yra tiesiog ne visai teisingai arba labai neteisingai suprasta žinia, reiškia, kur žmogus galvo, kad jau šiam pasaulyje mes galim viską realizuoti. Bet šiam pasaulyje mes ką galim padaryti, tai užtikrinti, reiškia, apytaką, reiškia, kaip pasakyti, apytaką, čia gal netinkama žodis, santyki tarp kaitos ir pastovumo. Nes mes, įvertinant tai, kad esam kūnas, siela, dvasia ir netgi logosas, tai mes turim šitos du pradus, tarpustarsi kovojančius, bet iš principo jie neturėtų kovoti. Žinai, aš pagalvoju apie tą momentą tarp kaitos ir pastovumo, kur tu kelis kartus pakartoji ir pagalvoju apie prasmingai leidžiamą laiką. Žinai, toksai mėgstamas irgi yra išsiriškimas, žinai, kažkaip prasmingai praleisti laiką. Turėti, nežinau, įspūdžių, kažkaip prasmingai nugyventi gyvenimą, realizuoti savirealizaciją, kuri vyksta čia ir dabar kažkokiam tai laike. Ir tuo pačiu, žinai, matau ant mūsų stalo, čia taip praeitą kartą netyčia, šį kartą jau tyčia atsiradusi rūpintojėlį, tokį mūsų lydinti. Ir kadangi esame iš kaimo, tai žinome ir tos tokias, mes galbūt apie laiką daugiau šnekam, diskutuojam ir kalbam, bet nežinau, tas atsiradimas tų rūpintojėlių drožinėjimo kaip meditacijos forma, žinai, kada
Tu prasmingai leidi laiką tiesiog jį išbūdamas. Ar tai būtų, nežinau, sustojimas, tyla, maldos forma, ar tai būtų rūpintojėlio drožinėjimas žiemą, nes vasara, nors laikas yra ciklas, kaime laikas tarsi eina cikliškai, ne? Tai čia reikia sėti, čia reikia auginti, čia reikia pjauti ir ateina žiema, kurią reikia tiesiog išgyventi. Ir tas išgyvenimas yra su tokiu sustojimu ir tame tarpe tokiu drožinėjimu rūpintojėlio, Dievo, kuriam rūpi ir su kuriuo tu tiesiog sustoji ir nieko kažko labai ypatingai prasmingo neveiki. Taip, tas savotiškas, reiškia, kontempliacijos momentas, apie kurį tu šneki ir vėlgi tai šiuolaikiniai visuomeniai, kad čia dabar kaip ir buvo mūsų tikslas, kad čia nekritikuosim nieko, mes per daug šnekėsim daugiau apie tai, ką galima daugiau gal pasakyti, kiek mes čia žinom, ar čia numanom, kad žinom, bet vis tiek, ta kritika, jinai, reiškia, negerai būtų ir matyti viskas, kad tik tai yra gerai, nes jeigu yra gerai, tai žmogus netenka prasmės, reikia kažką, reiškia, pataisyti, reiškia. Bet jo, mūsų, reiškia, tam skubančiam pasauliu ir būtent mieste, kodėl mes pajudėjom į kaimą, kur, kaip tu minėjai, tie visi dalykai, savirealizacijos, prasmingai praleistas laikas Turkijos kurorte už nebrangiai. Ne, tai viskas gerai, reikia ir to, nes kūnas yra sudėdamoji dalis, čia mes neeliminuojam, čia Dievas pats įsikūnijo, tai čia daugelis religijų to net negali priimti, nes tai atrodytų, baisus dalykas, iš tikrųjų, kaip galėjo taip žemai, reiškia, koks Dievas, bet tai reiškia, tai yra žiauriai svarbu. Tai, bet tas, kad mes nebegalim turėti to connectiono, to santykio su, ne tik su kažkokia tai mistinė, ten dangaus mandatų, kaip sako kinai, bet kad mes jų net ramiai nebeišbūnam, o tas ramus išbuvimas yra tas toks kelias į kitokį laiko patyrimą. Reiškia, rūpintojėlis, dievdirbys. Čia toks mūsų tautos vienas iš tokių bruožų, bet tikriausiai tas toks labai gerai atliepia ir tokias gilės išsilavinusių filosofų, kaip ten kokio nors Martino Buberio, kurį galim prisiminti mintis, kad tas santykis tarp aš ir tu, aš ir pasaulis, kad jis turi būti aš ir tu, reiškia, tarp Dievo ir žmogaus, tarp žmogaus ir žmogaus, tarp žmogaus ir daikto, o ne aš ir tai, žinai, kad esu aš ir yra tai. Yra toks, fundamentalus, sakykime, dalykas, kurį Buberis labai gražiai išreiškia, bet jis, lietuviui drožiančiam Dievą, kaip pasakyti, tai jis be to tokio stipraus mąstymo buvo pakankamai aiškus. Tas santykių pobūdis aš ir tu, reiškia, tai yra labai svarbu ir tai yra vėlgi labai apie laiką, kai neišnyksta jokių būdų asmeniškumas, bet jeigu mes turėtume tokį tikrai santykį tarp aš ir tu, tai tai čia nėra tiesiog empatija kažkokia, tai yra daug gilesnis dalykas, aš žinau, kas tu esi, tu žinai, kas aš esu, tai yra, toks viena vertus labai primityvus, ir kita vertus tas dalykas, iki kurio mes einam, jeigu dabar taip užkabint, gal čia jau nebereiktų, bet jeigu užkabintą dirbtinį intelektą, kuris didžiausia 20 amžiaus mokslo protai, kaip koks Feimanas sakė, kad mes keliaujam link singuliarumo su technologija. Bet ką mums duos singuliarumo su technologija, iš principo tai ne tai, kad mes galėtume nuotoliniu būdu įsijungti mikrobangę, kad mums čia patogu. Bet iš principo mes galėtume žinot, kas yra technologija, būdami vienas, bet tuo pat metu ten per visokius įvairiausius prietaisus labai netgi galėtum skaityti vos ne vienas kito mintis ir patirti emocijas. Tai viena vertus ir pavojingas dalykas. Tai vienas dalykus gal net utopiškai skamba, bet apie tai nušnekėjo žmonės su labai ten aukštais IQ duomenim. Bet lygiai būdu tai yra labai primityvus dalykas, kurį galėjo pasiekti kokie nors primityvūs ten ankstyvųjų kultūrų žmonės gyvendami gamtos, ten kažkokiam nežinodami apie jokias technologijas ir panašiai. Šitą dalyką jie galėjo pasiekti be jokių technologijų pagalbos. Gal ne taip skvarbiai, o gal kaip tik skvarbiau. Vienovė. Bet turbūt reikia grįžti prie amžinybės. Mes daug pakalbėjom apie laiką ir jo tokį, žinai, į cikliškumą. Kaimas, periferija, pavasaris, vasara, ruduo, žiema. Ciklai yra labai svarbu. Ir apskritai laikas svarbu. Mano močiutė visą laiką žiūrėdavo, kada ten bus, kada ten koks mėnulis ir ten nebuvo jokios mistikos tame. Tiesiog buvo, kada ką reikia sėti. Nes tada geriausiai ten, nežinau, prigyja turbūt žemė, įšalas ar dar kažkas, tai turi tikrai kažkokius loginius paaiškinimus. Tai tas mes linijinis laikas, kurį mes nekartą paminėjom, bet kas yra amžinybė? Tai čia dabar mes tokius pereinam prie tokių kaip neapibūdinamų žodžiais reiškinių jau reiškiasi, nes iš tikrųjų yra daug iš tikrųjų labai žmonių su
dideliam kognityviniam galimybėm, bandžiusiu atsakyti, kaip laiką arba kaip būna Dievas, pavyzdžiui, kuris yra, sakykime, virš laiko ir panašiai. Ar tada reiškia, kad, sakykime, tas, kas yra virš laiko, pavyzdžiui, gali matyti mane ateityje, reiškia, kas tai yra, ar amžinybė tai yra visas kažkoks suspaustas laikas. O čia tokie baisiai sudėtingi iš tikrųjų dalykai, kur aš nemanau, kad gal mes taip ir galim labai stipriai ir papildyti, bet vis tiek kažkuriuos punktus, reiškia, išskirt galim. Tai linijiškumo ir cikliškumo, ką tu pastebėjai, aš kažkaip, tik dabar man galvoju, tai jeigu ten, sakykime, pavyzdžiui, šventą raštą skaityti, tai koks nors šventas Petras, kaip Jėzaus sekėjas, tai yra labai cikliškas. Tai jisai pripažįsta, kad Jėzus yra tas, Mesijas, tai jisai, kaip pasakyti, Dievo sūnus, aišku, tas pripažinimas, jisai ateina ten paskui, bet, sakykime, jisai mato stebuklus, jis ten eina vandeniu, bet, lygiai ten praeina kelios dienos ar kažkoks momentas laiko to linijinio ir jisai tikisi, kad jisai bus tas politinis Mesijas, reiškia. Ir paskui jisai vėl grįžta prie to, reiškia, mums tas cikliškumas yra būtinas, kad mes, nebūtume visiškai prarasti. Cikliškumas linijų, dar kažkas sako, kad tai yra toks spiralinės evoliucijos, žinai, yra dalykas. Tai amžinybės, kur kas priartėja iš tikrųjų prie amžinybės, tai mes, sakykime, ar Švento Tomo Akviniečio mokyme, ar Augustino kai kuriuose raštuose, mes galim sakyti, kad, angelai įdomiau patiria laiką, ta prasme, kad jie patikė, kaip mes pradžioje kažkaip šnekėjom, kad jie patiria neseka kažkokių tai dalykų priežastingumą, kad aš tavo čia bakstelėjau ir tau čia dėl to supykai ir man tada jau trenkiai su keptuvė, reiškia, ne? Tai ne tokį, bet jie patiria kaitos, reiškia, dalyką, kaitos tam tikrus aspektus, kažkas keičiasi sistemiškai ir tarptų dalykų, jie keičiasi, bet tarp jų nėra vėlavimo ar atidėjimo dalyko, nes jeigu aš dabar, pavyzdžiui, sugalvau, kad aš kažką darysiu, užsimsiu kažkokią tai rašysiu kažkokį traktatą, tai tarp to, kad aš čia sugalvoju ir kad aš pradėsiu, neišvengiamai yra laiko limitas ir tarp tos mano minties, kurią aš sugalvojau ir kaip aš ją išpildysiu, tai yra ir dar ir dideli kokybiniai visokie niuansai. Aš kartais galiu geriau netgi negu sugalvojau padaryti, o kartais ir blogiau galiu negu sugalvojau. Tai čia tasai toksai. Ir pavyzdžiui, sakykime, gal Šventas Tomas taip nerašo, bet, sakykime, kai angelas žiūri žmogų, reiškia, kontempliuoja, nes, vienas iš angelo, reiškia, funkcijų yra kontempliuoti kūrinyje, jokių būdų jos nevertina, nes jeigu jis ją vertina, tai tada jis jau yra puolęs angelas, reiškia. Tai jisai, kaip pasakyti, mato žmogaus įvykių irgi tą, mes sakytume, chronologiją, bet gal ne chronologiją, nes tai iš esmės neteisinga, bet tą liniją kažkokią, tai nebūtinai taip, kaip jinai mums yra atsitikusi, reiškia, mūsų laikė. Jisai mato esminius priežastinius reiškinius. Tai mums atrodo, kad priežastis visą laiką to, ką aš darau dabar, čia aišku kitos mūsų gal laidos labiau tema, bet mes klaidingai esame įsitikinę, kad priežastis to, ką aš dabar darau, yra kažkur praeity. Ir čia, čia yra fundamentalus toks, kaip pasakyti, taip, tai kūniška esmė, reiškia, fizikinė taip, bet, sakykime, ta dvasinė, tai nebūtinai taip yra, reiškia, nes, tai, ką aš darau dabar ir kuo tai pavers mane ateityje, tai tas ateities aš vis tiek esu, jeigu taip žiūrėti iš daugia dimensijų, jeigu į laiką žiūrėti kaip į dar vieną dimensiją, tai aš jau vis tiek esu tenais, aš to negaliu matyti, negaliu to dabar patirti su savo tom keliom juslėm, kurias turiu, bet nereiškia, kad tas dalykas neegzistuoja. Ir mes tada, nežinom, kuris dalykas yra priežastinis, kuriam, žinai. Tai čia toks, subtilus, sakykime, dalykas, bet tai jau mes, kažką labiau, mes čia jokių būdų nešnekam apie kažkokią amžinybę, kaip galbūt Dievas galėtų matyti, bet mes kalbam apie tokį biškį subtilesnį laiką, reiškia. Kai laikas yra, galbūt tai yra kaita kažkokia, kokybinė kaita, bet jinai nebūtinai yra chronologinė seka. Tai aišku prieštarauja, reiškia, jeigu aš tai šnekėčiau fizikos klasį, tai reiškia, jau yra negerai. Bet mes čia dabar, čia yra skiri dalykai. Bet jeigu mes čia daugiau šnekam apie žmogų, ne tik apie kūną, bet apie žmogų kaip kūną, sielą, dvasią ir logosą netgi, tai tada, mes tada nelabai turim pasirinkimą. Aišku, netgi šitas visas dalykas, ką sakiau, tai kokiam kvantiniam lygmenį irgi galioja, reiškia. Bet čia jau
Mes, nu, negyvenam kvantiniai, toj mikroskopiniai realybėje. Jo, bet žinai, aš galvoju, kad tai turbūt irgi nelabai prieštarauja, net jeigu mes ir kalbam, tu dabar, žinai, kas sakai, fizikos klasė, bet iš kitos pusės, žinai, kiek net ir tokių pačių kaip populiariosios kultūros kūrėjų yra įkvėpti laiko. Ir aš kalbu ir būtent sudėtingų teorijų. Apie Kirmgružas filmas mūsų vaiko. Taip, Inception, ne, Interstellar. Tarp žvaigždžių, tai žinai, taip mėgstamas Simonelio. Arba Tenetas tas pats, su laiko, žinai, tais... Jo, su reversal, kurie egzistuoja atvirkštinis laikas. Ir va dar to biški kritikos, jeigu tai aš atsimenu, buvo tiek labai nusivyliau, skaičiau recenziją, nesakysiu, gal kur nedarykim reklamos. Nedarykim reklamos. Aišku, kaip pasakyti, kad recenzijos buvo tokios, kad, nu, iš tikrųjų, tas tiesa, kad filmas, nu, jau per sudėtingas, tikrai sudėtinga, bet kita vertus, vat mes tokį paprastumą, taip vat visiems prieinam, mes tada nu, daug labai atsisakom savo smegenų, patys tiesiog tą smegenų pilkąją masę naikinam, nes nu, Tenetas yra sudėtingas filmas, bet per visus didžiausius komunikacijos kanalus sakyti, kad tai yra per sudėtinga ir ten žmogui, ten neturinčiam mažiausiai fizikos daktaro laipsnio neįmanoma žiūrėti, tai yra nu netiesa, nes patys principas yra ganėtinai paprastas. Tai... Jeigu mūsų tuo metu ten, nežinau, 9 metų vaikas užžiūrėjo ir visai nieko buvo. Jam tada buvo mažiau metų, nes jau pakankamai senas filmas. Ai, nu taip, tas tiesa. Aišku, tai jam reikėjo paaiškinti kažką. Ne, bet aš turiu menį turbūt gal taip, čia yra tas momentas, kodėl atsirado gal ir mūsų tokie truputėlį pasišnekėjimai, kurie gal nei labai formatą, nei labai ten gal to žiūrovo baisiai daug, bet kalbėjimas apie truputėlį sudėtingesnius dalykus, tam, kad krapštyt gal, žinai, ir pajudintas visas jungtis įvairiausias ir manau, tai yra ganėtinai tinkama net ir populiarioji kultūrai, kabinant, ypač populiarioji kultūrai. Tačiau grįžtant prie to tokios laiko santykio, žinai, nes nu vis tiek įprasčiausia yra, tarsi buvo įprasčiausia, bet va, tikrai su ta visom įvairiausiam Kirmgružom, galų gale net ir su to labai perdėtus primityvius supaprastinimus, kur, žinai, kai maloniai leidžiu laiką, man jis čia toksai taip greit praeina, kai... Einšteinas. Taip. Bet šiandien tu man pasakoji, kada tarėmės, nu kalbėjom apie tai, kad kalbėsim apie laiką, tai vat mūsų tam laike apie laiko blokus. Apie laiko blokus, kurie tarsi ne tai, kad suskaido tą laiką, bet jį paverčia tokiu nesibaigiančių dabar arba nesibaigiančių viso ko apimančių laikų. Na, tai, kas man kartais, tai iš to, kad tu man pasakai, man tai turbūt buvo panašiausiai į amžinybę. Jo, čia mes šnekam apie eternalizmo teoriją ir tokiam, nu jo, kad yra visata susideda iš laiko blokelių, reiškia. O laiko blokeliai, tai, nu, kaip čia tai populiariai paaiškinti, tai toks ganėtinai paprastas dalykas, bet tai yra tam tikras laiko vienetas, laiko ir erdvės vienetas, kuriame kažkas nutinka. Nu, iš principo, jeigu mes... Aš pabandysiu sulankstyti. Laiko ir erdvės vienetas. Bet iš principo, tai yra, nu... Visata iš esmės ir kūrė, kad mes stebim, reiškia, visatą, todėl jinai iš principo gali egzistuoti. Čia net ne mano mintis dėja, nes mintis labai gera. Bet jeigu visata neturėtų stebėtojo, galbūt jinai negalėtų egzistuoti. Bet stebėtojo tai nereiškia, kad Dievas ar ten kažkokia aukštesnė daug būtybė, bet čia kalba eina apie mus, reiškia, apie žmonės. Tai laiko blokas yra... Sakykime, gal aš ne visai norėčiau prisirišti dabar prie to, bet man taip labai atrodo, kad nu, žmogaus sprendimai kūrė realybę, reiškia, bet kokiu atveju. Ir ta prasme, tai neprieštarauja, kad ten kažkoks, kur aš dabar padariau ateityje būsiu aš ir tas, nu, jis apibrėžia mano veiksmus dabar, reiškia, netgi kažkokią informaciją laiku galėtų atraibuliuoti iš ateities, bet, nu, tai bet kokiu atveju yra visatos kūrimas. Dėl to mes nudalinamės tą pačią, kaip ir pasakyti, visatą, reiškia, aš, va, tu, Giedrius už kadro arba ten žmonės. Tai dėl to, kad nu, mes priimam, nu, mūsų yra toks pasirinkimas, nors tai yra laisva valia, bet mes, kadangi nu, labai giminingi esam, nu, mes ir fizikos dėsniai mums yra tokie patys, nes mes, nu, iš principo pasirenkam, kad jie būtų mums tokie patys. Nu, mes nežinom kitaip, kadangi mes nežinom kitaip, tai mes čia priimam tai ir, nu, tai tampa tokiu mūsų ir riba, kaip pasakyti, bet ir, nu, tai mes esam rūšis, reiškia. Bet dabar įdomesnis dalykas, kad pats laiko blokas, aš sakyčiau, kad yra vat, būtent, aš priimu kažkokį sprendimą ir nu, kažkas atsitinka, sakykim. Ir nu, yra teorijų, filosofinių, besiremiančių mokslų, gal kažką ir
Minkovskiai išnekėjo, Minkovskiai mes gyvenam Piliakalnio gatvėje, šalia buvo Minkovskio gatvė. Tai čia reiškia viskas susiję, bet iš Kauno išsikraustėm. Tai, bet Minkovskiai irgi, kaip pasakyti, irgi jie tam tikrą prasme atėjo iš provincijos, reiškia, ir daug pasiekė. Jeigu ne Minkovskiai, tai Einšteino nežinotume tikriausiai, ne? Manau, kad didelę įtaką padarė. Čia kaip ką. Kaip kas tą visą dalyką vertinti, lietuviškas, lietuviškas, bet, sakykime, ne tas indėlis iš Lietuvos į mokslą. Ir yra sakančių, kad tas dabartis, kaip mes ją suvokiam, tai čia nesvarbu kiekvienai, ta dabarties momentas, tas laiko blokas, kad jis gali trukti įvairiai laikė. Tai yra, kai kažkas atsitinka, prasminga, sakykime, ne, viskas yra prasminga, bet kai kažkas atsitinka, tai jisai vyksta amžinai, jis nėra pranykęs. Dabar įsivaizduoju, kad 12 amžius, ne, čia kaip pavyzdį pasakiau, 12 amžius ir čia kažkas yra 12 amžiuje, tikriausiai, arba nėra dar tikriausiai, nežinau. Kirto čia būdoji žmonės tuos, būda vadinosi, ne Šiluva, kirsdavo medžius čia. Nežinau, ar 12. Tai įsivaizduok, kad tai nepraėjo, ne 12, vėliau gal. Įsivaizduok, kad tai nepraėjo, bet tai vis dar tie žmonės tą daro. Tik tai mums tai laikė praėjo, jie mirė, tai yra praeitis, bet tas momentas, jis egzistuoja visą laiką, jisai nepražuvo. Bet aš visą laiką ir galvojau, kur dingsta praeitis. Tai jinai dingsta. Tai nebūtinai, reiškia, kaip nors praeities, žinai, nežinau, tai įsivaizduok, kad 12 amžius nėra praėjęs, mums jisai yra praėjęs mūsų linijoje, laiko, kurioje mes gyvenam, toj tiesiai, kurioje mes gyvenam, nes mes pradėjom šitą laidą, mes ją baigsim. Ir ta prasme, bet, tam tikra prasme šita laida, ar jinai, sakykime, ar nėra jai atskiros, nesusikūrė jai atskira kažkokia dimensija, kur jinai galėtų tiesiog visą laiką būti rašinėjama. Arba tas žmogus, kuris ten kerta medžius čia, jis ir kerta juos čia taip visą laiką, reiškia, tik tai, kad tas, apibrėžimas. Ir reiškia, tam plotelėje, žinai, gyvenanti tavo sąmonės kažkokia dalis, jinai visą laiką gali, reiškia, keistis, žinai, tu gali vienaip nukirsti medį, kitą kartą gali kitaip jį nukirsti. Tai nėra tai, kaip pasakyti, įrodyta, bet jau senovės Graikijos būdu, dar prieš Platoną ir prieš visus didžiuosius mąstytojus, šita mintis, kad laikas yra vientisas, kad niekas niekur neišnyksta, reiškia, jinai buvo pakankamai gaji ten ir kad judėjimas kaip to, ten žinomgi tą visi Zeno paradoksą, kad kai jisai skaido, bet kokį atstumą, tada nueina pusė atstumo, dar pusė atstumo, dar pusė atstumo, ir niekad nebaigia. Taip ir neteina. Jo, niekad neįmanoma ateiti, nes tai yra nes pats judėjimas yra nelogiškas dalykas. Tai, sakykime, ne veltui graikai, kurie buvo, sakykime, tam tikras žinias, jie turėjo prieimą prie kažkokio tai šaltinio, apie tokius dalykus svarstė, reiškia. Ir daug jų teorijų buvo pasiteisinę. Žinai, aš turbūt, kai tu pradėjai kalbėti apie tą laiko kvadratėlį ir tą besikartojantį, ir kai aš tu sakiau, ar yra praeities, nežinau, šiukšlinėlis, spintelė, kur susidedam viską iš praeities. Ir kad ir kaip norėtum, iš tikrųjų, kad ir kaip norėtum, galbūt kartais atsiriboti nuo to, kur esi, kur gyveni, tai nuo pasaulio kaip po tokio, nors mes vis tiek sakom, kad pasaulis iš kaimo, tai mes nuo vietos kaip ir nesiribojam. Bet tie pamastymai, jie negalimi be gyvenimo čia ir dabar, kaip ten bebūtų. Ir aš galvoju, žinai, visus tuos never again. Atrodo, kiek mes turėjom istorijų, kur įvairiausių dainų, dainelių, populiariosios kultūros, įvairiausių mokslinių, istorinių, sociologinių, čia, žinai, traktatų prirašyta. Ir kiek daug žmogus klaidų kartoja savo tam kvadratėlėje, žinai. Kada įvyko pirmas pasaulinis karas, niekas turbūt, aš nežinau, antras pasaulinis karas vėl, kada, nežinau, vyko įvairiausi genocidai. Turiu meni, kad, žinai, gerus dalykus jos norisi kartoti, blogus dalykus gal norėtųsi pasidėti į skyrelį ir, žinot, gerai, mes iš to pasimokėm, šitą pasidėjom, šitas laikas jau buvo. Aš pasidėjau į praeities skyrelį, šitas laikas jau vyko, dabar aš to laiko nebeturėsiu. Bet mes tą laiką kaip turim, taip turim. Aha, man šitą mintis iš tikrųjų buvo labai įdomiai, iš tikrųjų rašė ir dabar aš kai rašiau disertaciją, bet kadangi tai buvo prieš kiek čia? Kada tai buvo laikė? Buvo jau dabar, kurie 2025 metai, o tada tai buvo 17. Tai jos teigiam 8 metai, tai
buvo vienas mano tokių nepamatinis autorius, kurį rėmiausi vokietis maždaug 20 amžiaus 7-8 mečio filosofas, istorikas. Jisai tokią turėjo teoriją, kuri vadinasi metaistorizmas, metaistorija. Jisai sakydavo, kad jisai nebuvo tikintis ar kažkokių religinių, mitologinių dalykų jisai nepropagavo, bet jisai sakydavo, kad tam tikri įvykiai yra metaistoriški, reiškia, jie privalo atsitikti. Ir jisai labai gerą pavyzdį, iš tikrųjų kartojo, nekartojo, bet iliustravo. Tai nėra iš didžiųjų pavardžių, taip ir net ir negerai iš tikrųjų, kad pamiršau, dar parašysim, aprašyme, būtinai parašysim istorikų. Aprašyme parašysim, nes tikrai, žmogus, jisai įdomu davė pavyzdį, kaip Anglijoje, reiškia, dabar 16 amžiuje, jeigu neklystu, nukirto, reiškia, žmonės galvą karaliui, ar nukirto galvą, ar pakorė jį. Nesvarbu, čia atėmė gyvybę. Atėmė gyvybę, reiškia, kad nebuvo, ir tada į valdžią atėjo garsusis Oliveris Cromwellis. Visi žinom. Ir ta daina yra ta, kur man labai patikdavo, Morrissey tokia grupė būdavo, tokio Brit roko. And denounce this royal line that salute him and still salute him forever. Čia, žodžiu, ten reikės paklausyti. Įdėsim nuorodą į dainą. Gerai, ir jisai sakė, kad, ir paskui atėjo Prancūzijos revoliucijos laikas, tai čia, tas skirtumas tarp šitų, toks pakankamai ilgas, bet, reiškia, karalius Liudvikas XVI ir ten visas tas dvaras Prancūzijos turėjo labai gerus patarėjus ir, sako, žiūrėk, jei tu tęsi šitą tokią politiką, kaip yra dabar, sako, tau bus tas pats, kas Anglijoje, nes jisai jam, reiškia, sudėliojo to visą, tą įvykių dinamiką, kuri veda link, reiškia, to, kad karaliui būtų, kaip pasakyti. Bet jisai sakė, buvo Prancūzijoje tas įsitikinimas, kad anglai tai yra barbarai, reiškia, ir Prancūzijoje toks dalykas niekada negalėtų įvykti, nes, tai yra iš principo visiškai skirtingos tautos, kad dabar juokinga iš tikrųjų. Anglai, čia tikiuosi niekas neįsižės, gal geriau išmanantis tas kultūras, bet mano nuomonė tai yra labai panašios kultūros, nes pati Britanija yra, toks pasireiškimas prancūziškas terminas. Bet nesvarbu. Liudvikui XVI sakė, kad nereikia. Sako, tau bus tas pats, žinai, sako, nebus, žinai, nes čia visiškai kitas, bet ir tai buvo tas pats, reiškia. Tai kaip pasakyti, kaip ir tu sakai, tas never again ar ten visi dalykai, tai jie, kaip pasakyti, tada mes again and again. Jo, mes šitą logiką remiantis iš tikrųjų tikriausiai turėtumėm, vėlgi prie tos religijos mes niekaip neįsiverčiam iš tikrųjų, tik tai, kad jinai ne visą laiką, krikščionybės ne visą laiką veikia tam politiniam lygmenį, nes tikriausiai ir nebuvo toks tiklas. Bet iš tikrųjų tada mes galim sakyti, kad, reiškiasi, kada bus tas never again, kai tam laiko kvadračiuke, kur atsitinka kažkas blogo, žinai, tas žmogus nustos rinktis blogą, žinai, būtent tam laiko kvadračiuke, mes turim kokį nors holokaustą, ta prasme, ar dar kažkokius baisius įvykius, kur, ta prasme, tai čia, čia yra, mes kalbam teoriškai, iš tikrųjų, mes, nekritikuojam, neinam į rinkimus, nesiūlom balsuoti už kažkokius... Kol kas neina tai tik kol kas. Iš tikrųjų yra paslėpta politinė reklama. Kitam kvadračiuke mes čia jau kalbam, kaip mes čia keisim, reiškia, Lietuvos ten... Kaimą bent jau tikrai. Jo, mes kelsim sostinę į Šiluvą, griežtinsim migracijos politiką ir žodžiu. Bet iš tikrųjų, taip žiūrint, reiškia, tam kvadračiukė, reiškia, jeigu mes tikim tą teoriją, kažkiek pasiremėm, apie kurią šnekam, tai tam kvadračiukė toj laiko atkarpoje, nebekalbėkim, bet turi tas dalykas nustoti vykti tenais, žinai. Tai kaip jisai vyksta tenais, tai be jokios abejonės, čia mes dabar jau visiškai metafiziką pasileidom iš tikrųjų, bet... Kaip nuo kalno. Jo, dabar jau gal net per daug aš jau taip galvoju ir dabar galvoju žmonės, ką čia aš šneka. Bet iš tikrųjų, jeigu, sakykim, tu tam kvadračiukė turi nustoti kažkas tai vykti, žinai, ten, kur tai vyksta, žinai. Mes dėl to galim padaryti, mes ar galim įtakoti praeitį, tai tikriausiai ne, nes mes esam kūniški, mus limituoja tas visas dalykas, ir tas, reiškia, entropija, laikas eina pirmyn, šito vis tiek neišvengsi, bet mūsų tiesiog yra, vėlgi, tas reiškiasi, gyvenimas dabartyje, reiškiasi taip tarsi, kaip Juanas Migelis Garigėsas iš tikrųjų sakė, kad, gal ne visai su tom kontekste tinkama, bet žmogus vis tiek turėtų stengtis gyventi taip, tarsi pirmieji tėvai, Adomas ir Ieva, nebūtų nusidėję. Reiškiasi,
tos nuodėmės pasekmes, jeigu taip jau krikščioniškai žiūrėti, jos vis tiek yra ir jos mus liečia ir mes esam privalom ir dirbti ir ten tie visi kiti niuansai ateina, kurie atėjo su nuodėme kaip darbas iš tikrųjų, ar ten jo. Bet mes turėtume bandyti taip gyventi, tarsi to nebūtų ir tada tai tikriausiai turėtų padėti sukurti tą lygį, kuri būtų mažiausios nuodėmės įtakota, sakykim. Tai čia mes nemanipuliuojame laiku. Ir angelas, kalbėjom apie angelus, jis observina, žiūri, stebi, kontempliuoja, pavyzdžiui, žmogų, sakykim, mane arba tave. Ir jisai mato, kad man prasminis galbūt įvykis atsitiks tik tai ateityje, kai aš laimėsiu milijoną. Reiškiasi. bet jokių būdų. Ir man būtų neblogas tai įvykis. Bet tai nėra nei ateities numatymas, nei kažkokia pranašystė, nei pakeitimas, įsikišimas į kažkokius tai įvykius. Tai jo, ten Dievas gali įsikišti žmogaus gyvenimą, nes Dievas gali bet ką padaryti iš tikrųjų, bet paprasta ta logika yra tokia, kad mes gyvenam, vėlgi, mūsų amžinybė, mes negrįžtam į tą laiko blokelį, kuris sakom, kad galbūt tęsiasi amžinai, ten gyvena tas, kuris ten gyvena, reiškia. Jisai laisva valia priima sprendimą, mes gyvenam šitam blokelį, keliaujam iš vieno, kitą, trečią, mes einam tuo keliu. Rinktis po manęs nors ir tvanas. Ne, tai vis tiek žmogus, kaip pasakyti, vėlgi, Šiluvos bazilikoje. Man kas labiausiai patinka, iš tikrųjų, sakė, mažiau apie Šiluvą šnekėsim iš tikrųjų, nes... Sakėm, iš vis nešnekėsim apie Šiluvą. Bet pagrindinis altorius, reiškia, Petro atgaila ir bažnyčios kūrimas. Reiškia, Petras, kuris daug kartų abejoja tuo ir tas gaidžia, tas atvažiuokit, būtinai iš Šiluvos pasižiūrėti pagrindinį altorių. Nes tikrai ten daug žmogiškosios esmės sudėta, bet tai tu visą laiką turi tą kelią atgal, reiškia, niekad nėra tos durys uždarytos, reiškia, mes, žinai, vienas geras, net jeigu ten, sakykime, kas nors turėjo labai kažkokią prastą atkarpą, kuri tai rūko praktiškai visą gyvenimą, čia kažkas, reiškia, mes, hipotetinis žmogus kažkoks pavyzdys, vis tiek tą gali atbaigti, reiškia, kažkas gero, jo gyvenime kažkoks vienas sprendimas gali visą ką. Aš manau, kad nėra to, kad vis tiek nebegalėtum, nėra, kad nebūtų kelio, žinai, atgal. Bet jo, kas buvo, kaip sakoma. Kalbant apie laiką, turbūt galim to ir pabaigti. Tai gal dar. Ar dar nebaigiam? Tai tas kelias atgal ir tas cikliškumas, kurį jau padengiam, linijiškume. Kaip ir sakiau, nėra ateities spėjimo. Kažkokio. Silvija, aš dabar galvojom, vis tiek skaitėjai Švento Jono Tamsiąją naktį, nes mes kalbėjom kažkaip tai, kad šiek tiek bandysim kokias knygas padengti, bet jaučiu, kad atskirai nepadenginėsim knygų. Aš manau, kad jos visą laiką natūraliai mūsų gyvenimuose įsipina, kitaip tiesiog nebūna. Bet, pavyzdžiui, tokia knyga kaip Švento kryžiaus Jono Tamsioji naktis, beje, visiems rekomenduoju, kas ieško tokios stiprios mistikos ir gyvenimo prasmės apibrėžimo. Aišku, ne visiems tikriausiai bus priimtinas šitas dalykas, nes tai yra sudėtingas, sunkus ir emociškai skaitinys. Ir plus, jeigu netiki Dievo, tai dar labiau viskas apsunkėja. Bet dažnai vilties kūrinys. Jo, kad adien buvin. Kaip tau, Silvija? Sakykime, jeigu reiktų... Juk ten apie daug tas žmogaus, tas toks, tai reiškia, apibrėžimas, vos ne, kad amžinos tokio net biškai pragariškos ar dieviškos deginančios ugnies, kur žmogui jau nebesvarbu, kai ta kančia paliečia. Ir jau irgi ištirpsta tas linijiškumas, laikė atrodo, kad visą laiką, žinai, bus blogai, jeigu kažkas blogo atsitinka žmogui, ne? Jo, bet žinai, Švento kryžiaus Jono sistema ir yra ta viltis, kur regėjau versmę ir kai aš kars nuo karto irgi būna ten, nežinau, vyriausių tų gyvenimo momentų būna ir tų tikrai netamsiosios nakties, bet tokių, žinai, pliksterėjimų. Ir apskritai galvojimo, ar laikė prasminga yra tik tai kažkas, kas tau suteikia, nežinau, gerą savijautą. Mes ir pradėjom turbūt, pradžioje iškart pradėjom nuo tos vairiausios savirealizacijos ir panašiai. Ir tas ir įdomiausia turbūt yra Švento kryžiaus Joną skaitant. Aišku, turim paminėti, kad tai yra Ispanijos baroko laikų. Ispanijos baroko laikų, kad vertimą vis tiek darė Jūratė Micevičiūtė ir nebejotinai jinai jums gali išsamiau ir daugiau apie tai papasakoti. Ne, bet turiu omeny, kad kultūrinis kontekstas buvo kitoks. Kultūrinis kontekstas buvo kitoks ir vis tiek, jeigu kalbam apie mistiką, mes vis kars nuo karto prisimenam tos laikus atgal, nes šiandien kažkaip atrodo, kad mistikai nėra vietos. Šiandien mistikos tamsioji naktis. Ne, nėra. Čia tik mes dabar. Bet
Bet man turbūt tas, žinai, tas kartojimas Švento kryžiaus Jono, kur regėjo versmę, nors ir naktis. Nors ir naktis vis tiek kažkada visą laiką buvo to tokia išbuvimas, išlaukimas, vilties laikas. Aš kartais net jaustam žinybė irgi yra ta vilties momentas. Aš dažnai, kai pagalvoju, žinai, aš už tai nemėgdavau galvoti apie kosmosą, nes kai pakeldavau akis į dangų, man atrodydavo, kad susisuks galva nuo to, kiek tu nepriepi suprasti, pamatyti, ten, žinai, net primityviai, kad ten laiko šviesos akimirka, kuri keliauja iki tavęs, jau, žinai, kažkada tai įvykusio, tu dar jos nespėjai net pamatyti. Bet turbūt tas pats yra ir su žmogumi, kuris, tavėje gyvena milijonai ir tai nebūtinai yra bakterijos ar kažkas tokio, bet, žinai, visa tai, kas įvyko iki tavęs, visos tos kartos, kurios įvyko iki tavęs. Tai Tamsioji naktis Švento kryžiaus Jono man turbūt yra, nežinau, man tai yra vilties knyga laikė. O amžinybė suteikia viltį, kad yra kažkas didesnio už tave. Va čia taip įdomiai surezonavo toks filmas, 98 metų, nu, tokiam žydas, pagrindinis ir mokslininkas, ir rekomenduoju filmą pažiūrėti. Mes negaunam čia tų pinigų, kurio galėtume mokėti. Kai jisai, kai suvokia pasaulio esmę, ten apie skaičių kalbėdamas, ką jisai padaro, jisai ten prasigrėžia, pasidaro tokia, taip sakant, lobotomija, kad tą pasaulio suvokęs, reiškia, esmę, didžiąją raidę, sakykime, Dievą, whatever, kas tai bebūtų, ten to filmo kontekste, jisai pasidaro lobotomiją tam, kad iš vis iš tokio genialaus supermatematiko tampa, kaip pasakyti. Kaip ir nebėra prasmės žiūrėti tą filmą jau dabar. Ne, tai ten, Taip. Čia kas domisi laiku, tai čia siužetas skleidimas dažniausiai neturi čia. Svarbu dėl pačio žiūrėjimo, kaip atskleidžia tos dalykus. Aš jau kažkam sugadinom filmą, tai labai atsiprašom. Bet reiškia, tas yra, man patiko tas kryžiaus Jono, tas tai žiūri į saulę, reiškia, negali irgi kaip žmogus fiziškai žiūrėti savo, tu matai sielos dvasios akim, reiškia, galimybės daug didesnės ir degina saulę, bet tu, matai, reiškia, būni, kaip pasakyti, tu patobulėjai. Ir čia kaip Švento kryžiaus Jonas ir sakė, kad laikas, arba matuojamas ne ten kažkokiu tai malonumų, ar ten kaitos, ar sekos, reiškia, apie ką mes šnekėm dalykas, bet dieviškom vizitacijom, ar kaip jisai ten įsireiškia. Tai yra toks labai svarbus dalykas, reiškia, būtent tie net ne tais kairos, graikiškas laikas, kur kažkas vyksta, bet jau dieviškas, reiškia, vizitacijos ir tai, reiškia, žmogus jau tą tokį gabaliuką dangaus ir amžinybės paragauja, bet iš kitos pusės apie tai pašnekėti jau praktiškai ir nebeįmanoma. Kaip Šventas Benediktas? Jo, kaip būtent visam spindulyje. Saulės spindulyje. Jo, vienam spindulyje pamatai viso ko esmė. Ir kaip sako, ne dėl to, kad esmė maža, bet dėl to, kad pakyli virš tos esmės. Tai įsivaizduok, reiškia, tam spinduly ir visas laikas buvo. Tai reiškia, ir dalis amžinybės kažkokia, nežinau, čia mes labai sudėtingai nukrypam. Kalbant apie laiką, kas turi pradžią? Turi, tikriausiai. Nebūtinai turi pabaigą, kvadratėlė gali jos ir nebūti. Šiaip visata vis tiek baigsis, reiškia, ta kūniška, ištiks tikriausiai entropija kažkokia ir viskas. Laikas ir mums. Gerai. Ačiū. Visą gerą. Iki kitų susitikimų. Kitą kartą dar pakalbėsime apie laiką. Tik tai turbūt jau ne tik tai apie ateitį, bet pakalbėsime apie galimybę keliauti laiku. Ne, juokauju. Bet dar pakalbėsime apie laiką. Iki pasimatymo pasaulyje iš kaimo.